Labas! Tvarumas mano gyvenime nėra tik raktinis žodis. Yra daug dalykų, kuriuos mes galim daryti kitaip savo kasdienėme gyvenime ir štai būtų mano pasirinkimas. Pirmas žingsnis, kurį mes galime daryti, tai yra rūšiuoti atliekas. Tai yra mažas žingsnis su didelė įtaka. Teisingai surūšiuotos atliekos vėliau gali būti perdirbamos ir taip panaudotos antram gyvenimui. Taip pat galim vengti atliekų kūrimosi jau iš karto atsisakydami vienkartinio panaudojimo pakuočių. Vietoj jų rinkdamiesi parduotuvėse tekstilinius maišelius, kavinėse daugkartinio panaudojimo savo podelius ir panašius būdus. Kitas mano pasirinkimas iš mano kasdienio gyvenimo yra stengtis nevartoti greitosios mados. Tai darau rinkdamasi rūbus iš tvarių prekių ženklų, apsipirkdama iš antrų rankų arba nešiodama savo mamos pasiūtą paltą, kaip dabar. Galiausiai, nors pati turiu automobilį, trumpesnius atstumus renkuosi eiti pėsčiomis arba įveikti su dviračio pagalba. Kiekvienas mes galim rasti savo tinkamą būdą, kaip prisidėti prie mūsų aplinkos ir gamtos saugojimo, o net ir maži žingsneliai gali būti itin reikšmingi.